Sakai, kaip reikia? Na ką, kažkaip išėjau, porą klaidelių padariau, galų gale biškai supikau ant savęs. Žinau, kad neturiu būti visą laiką geras, bet aikštelė ir būti piktesniam, ačiū Dievui, kad pabaigoje išėjo tai padaryti. Dažniausiai, kai ketvirtajame kelyje būna tau skirtumas, būna atsipalaidavimas, komanda šį kartą visiškai nebuvo, čia užsibrėžė tikslą kažko geriau. Ne, čia tiesiog yra trenerio nuopelnas, nes treneris vis laik kartoja, kad geros komandos niekada nesustoja. Jeigu turi 10 taškų, tu tiek sieksi padaryti 20, jeigu turi 20, sieksi padaryti 30 ir taip toliau. Ir ką žinau, šunu, kad garbingai kovojame iki galo ir žiūrovam, manau, buvo irgi gražu pasižiūrėti. Galėtum čia kaip papasakoti apie tą gynybą šiandienos, kokios buvo trenerių? Kaip ir visada tos pačios, mes nepaisant varžovų laikomės visiškai tų pačių taisyklių ir manau, tai yra raktas pergalės, nes kasdien dirbam ant to, nekeitaliojam nieko, turim kryptį, ją tikime ir kol kas viskas gerai. Komanda iškovojo 6 pergalės, dabar jau top 16 etapas užsitikrinęs. Ar galima tikėtis, kad tam tose likusios rungtynėse šiek tiek pasitaupysite? Nemanau. Nemanau, kadangi vis tiek, kaip ir dabar, kaip sakė, ketvirtam kėliny sukovojom, nes turėjom 10 taškų, padarėm 20, tad manau, kad ir dabar turime šias pergalės ir norėsime dar daugiau. Esame alkani pergalių už praėjusius sezonus.